Šiandien mūsų susitikimo tema yra tėvų dalyvavimas mokykloje ir tėvų susirinkimai, susitikimai. Ir keliame klausimą, ką daryti, kad būtų visiems geriau. Taigi, susipažinimui su manimi, kas yra svarbu, tai kad 10 metų sukosi švietimo sistemoje ir kaip psichologija, ir kaip seminarų lektorė, ir kaip mokinė. Taip pat turiu sūnų, esu 5 metų berniuko mama. Taip pat esu humanistinės pedagoginės asociacijos narė, nevyriausybinės organizacijos Šviesos kampelis narė. Su humanistinė pedagogika labai linkiu susipažinti iš arčiau. Maždaug metai bendrauju su integralaus ugdymo bičiuliais bendraminčiais. Praeitą vasarą dalyvavau savaitės seminare Vengrijoje ir tai yra unikali patirtis, kuri tik dar kartą parodo, kaip viskas nuo mūsų priklauso, daug kas. Taip pat intensyviai bendrauju ir bendradarbiauju su Lietuvos tėvų forumu. Greičiausiai, kad esate jau girdėję apie šią nevyriausybinę organizaciją, atstovauju ją įvairiuose renginiuose. Ir taip pat laisvalaikiu galiu kurti televizijos laidas, vesti radio laidas, rašyti straipsnius. Ir aš noriu kalbėti apie tai, ką mes visi galime. Nes taip pat galime skirti laiko pakalbėti ir ko mes negalime pakeisti. Jeigu mes kažką norime pakeisti, tai turime visų pirma pradėti nuo savęs. Kaip puikiai iliustruoja šitas paveikslėlis, kartais tenka pakelti ranką ir prisimti atsakomybę už savo pasirinkimą. Dauguma žmonių galvoja, kad suaugęs žmogus praktiškai negali pasikeisti. Tačiau tai yra visiška netiesa, tai yra mūsų protos spastai, kurie mums trukdo, mus visus sudaro krūvą įvairiausių įpročių. Įprotis ryte atsikėlus išsivalyti dantis, įprotis atėjus į darbą pasisveikinti su kolegomis. Dažnai kartojami įpročiai tampa įgūdžiais. Simpatiškas, draugiškas, gerai nusiteikęs, geranoriškas, pozityvus ir visa tai yra mūsų įgūdis asmenybinis. Ir krūva įvairiausių įgūdžių sudaro asmenybę. Tai jeigu mes žiūrime tą apatinį stalčiuką, aš, tai kai man virš 30 metų, žinoma, aš vargu bau ar galiu pasikeisti. Bet jeigu aš pradedu žiūrėti nuo viršaus, nuo savo įpročio ir jeigu pradedu galvoti, o ką aš norėčiau pakeisti santykiuose su žmonėmis, tada labai yra lengva. Nes mes tik tais trupučiuką turim kažką pakeisti, pradėti tai daryti, tai dažnai kartoti, susiformuos įgūdis ir mes būsime tokiais. Kas vairuoja automobilį, pagalvokite, kaip atsisėdome pirmą kartą už vairo ir kai reikėjo susivokti, kaip elgtis su sankaba, su greičių dėže ir su akseleratoriaus pedalu. Ir jeigu dabar kas nors paklaustų, kaip jūs visą tai darote, kaip jūs užvedate automobilį ir pradedate važiuoti. Praktiškai labai sudėtinga daugumai žmonių papasakoti mažiukus žingsnelius iš eilės, nes mes turim susiformavusi įgūdį ir dažnai jis kartojamas, mes sulaukiam sėkmės, todėl galim save vadinti gerai vairuojančiais žmonėmis, gerai vairuojančiomis asmenybėmis. Aš labai linkiu atrasti šią formulę, kai mes galvojam apie pokytį savo asmeninį ir taip pat apie pokytį vaiko. Jeigu norime, kad vaike kažkas pasikeistų, pradedam nuo įpročio. Jeigu norim, kad tėvai kažką pradėtų keisti savo elgesyje, kai jie ateina į mokyklą, taip pat turime pradėti nuo įpročio, o ne žiūrėti į jų giluminį pagrindą. Keliaujame toliau su skaidrėmis.
Aš atstovauju humanistinę pedagogiką ir joje kalbame apie gyvenimo mokyklą, kurioje nėra dirbtinų sąlygų. Vienas iš atsakymų, kas tai yra tos dirbtinos sąlygos mokykloje. Pavyzdžiui, tenka važinėti per visą Lietuvą su seminarais į ugdymo įstaigas ir labai žiūriu, kokie yra, pavyzdžiui, mokytojų pareiginės instrukcijos, vidaus darbo tvarkos taisyklės, mokinių pareigos ir kas galima mokiniams, ko negalima mokiniams. Ir daugumoje mokyklų, pavyzdžiui, valgykloje iš mokinių reikalaujama laikytis tylos, negalima kalbėtis. Va, tai pavyzdžiui, tai yra toksai pavyzdys dirbtinų sąlygų, nes kai mes valgome, tai mes norime bendrauti visų pirma. Ir tą galime sureguliuoti per tam tikrus ritualus. Taigi, pabandykime pagalvoti apie mokyklą natūraliomis sąlygomis, kurioje viskas vyksta. Kada mes žaidžiame su malonumu, ką nors, ką mes veikiame su malonumu? Kai turime iššūkį ir kai pasiekėme malonumo. Pavyzdžiui, wenn ich ab jetzt nur auf Deutsch reden würde, wir haben jetzt 394 Leute, wir könnten bis zum 17 Uhr bleiben und zuzuhören, wenn ich auf Deutsch rede. Vielleicht 1, 2, 3 oder 4 Leute. O tai įsivaizduokit, ateina tėvai į tėvų susirinkimą ir jiems kažkas neįdomu. Aš dabar jūsų vokiškai paklausiau, kas iš 396 žmonių dabar susirinkusių, dar iki maždaug 5 valandos liktų klausytis šio seminaro, jeigu aš kalbėčiau vokiškai. Tikriausiai kokie 4-5 žmonės ir likto, visi kiti tikrai pasišalintų. Aš nedalyvauju ten, kur man neįdomu. Turime suprasti šią tėvų poziciją. Su vaikais vyksta lygiai taip pat. Jeigu vaikas nuolatos girdi paukščių, kabutėse, paukščių kalbą, jis kažko nesupranta, vis nesupranta ir nesupranta, jam kaupėsi spragos, jis liaujasi dalyvauti toje pamokoje. Ir dabar aš gaunu tam tikrus atsakymus į mano užduotą klausimą, kuris vėlgi buvo labiau retorinis, bet man tie atsakymai labai patinka. Tikrai nelikčiau. Koks tikslas pasilikimo? Pat pagalvokite apie mūsų vaikus, apie mūsų mokinius, apie mūsų tėvus. Ateinu, gera mamytė, su geru berniuku, lankau aš čia mokyklą, neturim jokių problemų, o ten kažką iš kairės į dešinę linčiuoja. Koks tikslas mano dalyvavimo šiame susirinkime? Pasėdėsiu, pasiklausysiu ir veltui iš tiesų praleisiu laiką. Tėvams turi būti įdomu. Ir auklėtojai, kurie organizuoja susirinkimą, taip pat tai turi būti įdomu. Man teko vesti susirinkimą tėvų po ypatingai neįdomaus direktoriaus pranešimo apie kažkokius formalius dalykus, nelabai prisimenu. Tai tikrai teko paplušėti 15 kokių minučių, kad tėvai vėl iš naujo prasibustų ir atsirastų jiems bent jau kažkokia minimali motyvacija dalyvauti toliau susirinkime, nes žmonės buvo beveik užmigdyti. Prašau labai atkreipti dėmesį, kokį žaidimą jūs organizuojate tėvams, mokiniams kartu. Ir tipiškas elgesys, pakankamai tipiškas, vėlgi nesakau, kad tai yra 100% niekas niekur nevyksta. Tipiškas elgesys, kai tėvai kviečiami spręsti problemas. Bet tai neįdomu. Mes negimėm spręsti problemų. Mes gimėm kur kas didesniems, kilnesniems tikslams. Žinoma, mes turime įveikti sunkumus, turime išmokti susitarti. Bet ne tai turi būti pagrindas bendravimo. Ne tik to mes turime prašyti iš tėvų. Toliau keliaukime. Vieno seminaro metu jaunas mokytojas deklaravo faktą,
kad kai tik tais mes pradedame formalizuoti santykius mokykloje tarp žmonių, kažkaip pradedame reglamentuoti, atsiranda problemos. Aš galėčiau taip pat paantrinti, nes ar mes esame tėvai, ar mes esame mokytojai, ar mes esame administracijos atstovai, visų pirma, mes esame žmonės. Ir 2 žmonės, 3 žmonės, 4 žmonės tikrai turi krūvą galimybių susitarti. Ar mes turime bėdų kiekvieną dieną, ar neturime bėdų kiekvieną dieną. Štai dar jums pasirodys filmukas apie tai, iš ko vaikai mokosi. Ir jis labai susijęs su prieš tai rodytų, kaip mes esame visi susiję, nes dažnai mokykloje sprendžiamas klausimas, kas kaltas? Šeima ar mokykla? Kieno atsakomybė? Tėvų ar mokytojų? Tai kai mes atsakome savo labai drąsiai ir kategoriškai visų mūsų, tuomet ir sunkumų sprendimai yra visai kitokie. Einšteinas, kuris yra labai daug gerų frazių pasakė ir štai šią vieną labai nuostabią: negalime išspręsti problemos mąstydami taip, kaip mąstydami ją pabaigėte patys, ar ne, ją sukūrėme. Ką labai svarbu suprasti? Mums protas nuolatos spendžia spąstus. Duokite man patarimų, tada aš rankytės patrinsiu ir viskas man pavyks. Tai su gyvenimu, su pedagoginės veiklos kūrimu, su kūrybiniu apskritai darbu, su pasirinkimais, tai yra procesas. Gintarinėje vaistinėje ar kokioje nors kitoje vaistinėje jūs galite įsigyti vaistą nuo įvairios kilmės galvos skausmų. Jis vadinasi ibuprofenas. Va tokį patarimą jūs galite gauti. Bet patarimą, kaip jums formuoti santykius su tėvais, kad pavyktų kažkas, neturėkite iliuzijų. Jūs turite bandyti, jūs turite sąmoningai vertinti situaciją, ko aš siekiu, ką aš turiu padaryti, ką aš dabar padariau, kur yra mano sėkmė, kur yra mano nesėkmė, ką darysiu kitą kartą kitaip. Savirefleksija, nuolatinis savęs įsivertinimas yra labai svarbus pedagogo darbe. Todėl, norėdami gauti tam tikrų patarimų, jūs turite savo visų pirma pasakyti, o jau po to tam žmogui, iš kurio tikitės patarimų, ką darėte, kas pavyko ir kas nepavyko ir ką norėtumėte daryti kitaip. Tik tada galime pajudėti iš taško A į tašką B. O grubus abstraktus teoriniai patarimai yra krūva knygų prirašytų ir jos yra geros tik tais tada, kai mes pradedame taikyti tai. Ir kartais žmonės, yra tokie žmonės, kurie labai daug perka visokios psichologinės literatūros. Skaito. Jiems užtektų pagyventi bent pusę metų pagal vieną skyrių knygos. Vat gal tada kažkas pasikeis. Yra žmonės, kurie lanko daug įvairiausių seminarų. Jie maitina protą. Neprisimenu kokiame kontekste, bet vienas mūsų seminaro dalyvis parašė, reikia kalbėti širdies kalba ir viskas bus gerai. Vat kai mes vis karts nuo karto vėl ir vėl prisimenam tas pačias esminės vertybės santykiuose tarp žmonių, mes vis puoselėjame savo įgūdžius kalbėti širdies kalba. Ir aš tik prisidedu prie to pasakymo, kad tada viskas bus gerai. O viskas bus gerai, tai nereiškia, kad mes neturėsime problemų, nes tai neįmanoma ir be sunkumų mes tiesiog neaugtumėm. Tai linkiu mažiau maitinti savo protą, o daugiau maitinti savo dūšią. Jeigu kalbam apie pedagogus, klasių auklėtojus,
turime suprasti, kad kiekvienas žmogus turi tam tikras nuostatas. Kokios nuostatos padeda pakviesti tėvus? Nuostata tai yra tai, kas yra va čia, va, mano galvoje viduje. Ir jeigu aš kaip mokytoja einu į 6C klasę ir va taip jau man tie vaikai ir galvoju, Dieve mano brangus, kai bus neįdomu. Mano nuostata daro įtaką mano elgesiui, o mano elgesys būtinai padarys įtaką jų elgesiui ir ta mano nuostata pasitvirtins. Tai pasižiūrėkit, va čia yra nuostatos ar ne, turime tą suprasti labai ir vis savo priminti. Tėvai yra svarbus. Tėvams svarbu būti su savo vaikais. Vaikams svarbu, kad būtų tėvai. Vėlgi nebūkime kaip arkliukai matyti tik tais kelią, ar ne, turime plačiau pasižiūrėkime, jeigu vaikai yra pradinukai, vadinasi vaikams labai svarbus tėvai. Tuo tarpu augant vaikams, paaugliai nebenori tie, kad labai tėvai dalyvautų jų bendrame gyvenime mokykloje. Tuos faktus reikia tiesiog žinoti ir priderinti pagal vaiko amžių, pagal vaikų raidos tam tikrus etapus, tą bendradarbiavimą su tėvais. Iš tiesų, viena iš susitikimų su tėvais sėkmių, kai auklėtojui pačiam tai yra maloni veikla, kai yra pačiam įdomu, kai pats laukia to susitikimo su tėvais. Klaidingos nuostatos, kurios tikrai nepadeda, tėvai atpratę nuo vaikų, vaikai atpratę nuo tėvų, vaikams tėvų nereikia, kam aš reikalingas susitikimas, man nemalonus, todėl aš nedalyvausiu. Mes taip galime prisigalvoti apie tėvus, o tai irgi daro įtaką mūsų elgesiui. Ugdymo procese aš labai mėgstu sakmes ir labai dažnai jas pasakoju. Gal šita sakmė jums taip pat pravers. Sakmė apie Budą, kai Buda keliavo iš vieno miesto į kitą miestą su savo mokiniu ir mokinys nusprendė Budą išvesti iš pusiausvyros. Ir visaip erzino, kepšnojo, negražiai kalbėjo, negražiai elgėsi. Vieną parą Buda liko ramus, kitą parą Buda liko ramus. Pats mokinys nebeteko kantrybės ir sako, mokytojau, kaip čia taip, aš su tavim taip neteisingai elgiuosi, o tu, kai buvai ramus, taip ir likai ramus. Ir Buda atsisukdamas jį sako, kaip tau atrodo, kam lieka dovana, kurią tu dovanoji, bet kurios aš nepaimu. Pagalvokite, ką mes darome su visu tuo, ką mums sako kiti žmonės, kaip elgiasi su mumis kiti žmonės, mokiniai, mokinių tėvai, kolegos. Mes atsakingi esame už save, mes esame atsakingi už savo širdingą protą, už savo ramybę. Mes nuo vaikystės girdime tokius žodžius, tu mane supykdai, tu mane sunervinai ir mes įtikėjom jau tuo. Mes jaučiamės tokie galingi, įsivaizduojat, ką reiškia, jeigu aš galiu kažką suerzinti, aš beveik pusdievė. Bet aš iš tiesų susierzinu tik tada, kada aš pati susierzinu. Niekas kitas, aš pasiemu tą dovaną. Kodėl mes imame tos dovanas iš visų, neaišku. Bet labai kviečiu šią sakmę prisiminti bendravime su tėvais, su mokiniais. Ir tai padeda išlikti kartu savimi ir neišeiti iš